Esame kelionė po Papua salą ir joje gyvenančią įspūdingų tradicijų Koravai gentį. Tas spaudžiame prenumeruoti, varpelį skirtą pranešimams apie naujus filmus ir žiūrime toliau. Naktis buvo įprasta, pliaupė tropinis lietus, o miego buvo nedaug. Šiandien einu su šeima toliau nuo namų, spęstis pastų laukiniams kiauliams. Iš pradžių padaro sunkų dangtį, kuris pastatomas ant gyvūnų tako. Jis užkrenta, kai kiaulė pajudina virvutę. Einame rinkti sago kirminų. Šeimininkas su kirviu sukapoja prieš mėnesį nukirsto sago palmės medžio kamieną, kuriame jau prisiveisia aibė milžiniškų kirminų. Didesnius deda į krūvą, mažesnius suvalgo iš karto. Imk dar 2 jaunus sago kirminus, jie minkštesni, būsi stiprus. Tai tėvas kreipėsi į savo mažametį sūnų, kuomet džiunglėse kartu rinko maistą. Ir tada vaikis suvalgė galbūt net 4 ar 3 kirminus. Kol dar nemačiau kirmino dydžio, galvau paragausiu ir aš. Tačiau kai išvydau jį gyvą ir besiraitantį, nedrįsau to daryti. Per porą valandų genties atstovai iš kelmo prisirinko gal kilogramą kirminų. Parsinešame viską namo ir dabar jau bus šventė. Prieš vakarienę moteris gaminasi sijonus, grįždamas iš džiunglių prisirinko tam skirtų lapų. Todėl dabar jos smulkina į plonus siūlelius ir ruošia medžiagą sijonams gaminti. Sutemus lipa aukštyn į namuką, turbūt net nesakysiu, kaip jauku tai daryti, kai viskas braška. Moteris deda ant lapų sago miltus ir per vidurį kirminus. Lapas susuka ir deda ant ugnies. Po 10 minučių vakarienė paruošta. Stebėkit kirmino pusę. Labai skanus kirminas, iš tikrųjų. Sultingas, kaip kremtama guma, bet turi savo skonį. Nėra kažkoks neskanus. Skanus iš tikrųjų. Nuplėšė galvą, tada praplėšė per pusę. Vidurius visus rasmulėšė. Tai susago miltų ir dabar. Patiekalas įdomus. Varva. Viduriai kirmino. Ant kelnių nešvarių. Naktį teks laipėti iš namuko į tualetą turbūt, bet ką darysiu? Tiesioginė to žodžio prasme, dabar pilve turiu kirminų. Suprantu, kodėl šio kaimelio gyventojai juos valgo tik mažus, nes jie mažiau tamprus. Didesnius sunku sukramtyti net keptus. Kirminus jie labai mėgsta, be to tai baltymų šaltinis. Paukščių ir džiunglių gyvūnų jau mažai belikę, nes viską suvalgė. Be to reikėtų eiti labai toli, kad kažką galėtų susimedžioti. Net paukščiai rytais tyli, arba bijo, arba jų nebėra. Labas rytas, išsimiegojau neblogai, pilve niekas nejudėjo ir nereikėjo naktį lakstyti į džiunglės. Todėl galiu teikti, kad vakarieniai kirminai tiko. Šiandien einu į džiunglės su moterimis gaudyti vorų, žiogų, varliauti ir vabalauti. Gaudysime viską, kas juda. Nardau tarp džiunglių, paskui šeimininkę ir vos spėju filmuoti, ką jį pagauna. Tai vorą, tai žiogą ilgaūsį, tikrina sausus lapus, kelmus ir viskas dedama jos krepšį. Ir vorą. Įtašė. O ten. Jie randa valgomųjų lapų, jie irgi pasiima.
Tačiau visai kompanijai šiek tiek neužtektų pavalgyti, todėl kartu su vyru kapoja medį ir ten renka gyvenančius nežmoniško dydžio vabalus, lervas bei kitas leliukes, kurios atrodo kaip iš filmo Svetimas prieš grobuonį. Viskas su pasigardžiavimu eis tiesiai į pilvą. Vaikas su varvančia seilė padeda sutvarkyti vabalus, tai yra nusukioja kietas kojas ir ūsus. Vakare šeima vėl maitinasi šiandienos laimikiais, o aš šį kartą tik stebiu. Padovanok man 4 kiaules ir galimti mano dukrą iš žmonas ir vežkis į savo šalį. Tokį pasiūlymą gavau sėdint kartu prie laužo iš nuogo genties vyro, kurio penis aprišta žolele. Vakare visi sėdime prie laužo ir bendravime vedlio pagalba. Pasakoja apie vienintelius savo gyvūnus, šunis ir kiaulės. Šunis pasiteikia medžiokliai, kiaulės skerdžia tik ypatingomis progomis. Jos dovanojamos per vestuvės ar specialiem ritualam. Nuotraukos kaina 4 kiaulės. Pasirodo, man siūlė savo dukrą kaip antrą žmoną už maždaug 2000 eurų. Tokia kiaulių vertė. Apmašiau šį pigų pasiūlymą, tačiau atsisakiau. Didžiausios investicijos yra po vedybų. Aš pastebėjau, kad jo dukros man visą dieną keistai šypsojasi. Taip pat vakare peržvelgęs nuotraukas, bet net nesupratau, kokiu tikslu. Moterys čia sutuokiamos anksti, dažniausiai prasidedant menstruacijoms. Vyrai veda kiek vėliau, tai yra iki 20. Po vestuvių mergina jau laikoma suaugusią moterimi. Jie stengiasi šviesti savo vaikus, pasakoti apie gamtos pusiausvyrą, jos reikšmę, sveikatą, seksualumą, perduoti turimas žinias apie aplinkinį pasaulį. Sekančią dieną išsiruošėm į svečius pas kitą Koravai šeimą. Neilgas žygis per džiunglės su labai skausmingu įkandimu į plaštaką ir aš jau svečiuose. Stengiausi neliesti, nesikasyti ir neverkti. Tad užtirpusią ranką pradedu jausti jau po 5 minučių. Kito kaimelio medžio namelis yra dar aukščiau nei mano šeimos. Apėjau, pasigrožėjau. Čia gyvena 2 vyrai ir labai raumeninga moteris. Nežiūrint į krūtis, kūnas panašus į vyrą. Koravai statosi namelius medžiuose iki 15 metrų aukščio. Jie tai daro norėdami apsiginti. Anksčiau tai buvo svarbu, nes kiti klanai grobdavo moteris ir vaikus vergijai ar kanibalams vietoj maisto. Aukščiau pakeltas namukas juos saugo nuo piktųjų dvasių, kurios gyvena ant žemės. Taip pat naudinga namuką turėti aukščiau dėl mažesnio kiekio vabzdžių ir nuolatinio lietaus. Namelius jie stato ant nukirstų medžių kamienų su papildomomis atramomis. Grindys gaminamas iš lentų, sienos iš sago medžių minkštos žievės, stogas iš palmių lapų, o visi mazgai surišti ratano lianomis. Kopėčias daro iš išskaptuoto bambuko. Jeigu namelis susidevi, jo neremontuoja. Dažniausiai namelis tarnauja tiek, per kiek laiko jie nualina aplink esančią aplinką. Tai yra iškerta sago medžius maistui, išgaudo žvėris ir taip toliau. Vėliau kraustosi į tolimesnės teritorijas ir statosi naują namuką. Prieš statydami naujoje vietoje namą atlieka ritualus piktosioms dvasioms išvaryti. Artėjant paskutinę mano vakaro gentyje, susirenka abiejų kaimų gyventojai ir atsisveikina šokdami. Moteris baigia gaminti sijonus ir visa Koravai bendruomenė sėda prie laužo bei ruošia valgį. Padedu jiems ruošti sago miltus ir kirminus, vieni kitiems siūlo maistą, taip pat deda kitai šeimai išsinešti. Labai viskas draugiška ir bendruomeniška. Pastebėjau, kaip jie mėgsta valgyti kirminus. Jei siūlo blyną be kirmino, tai jo atsisako, o jei su kirminu, tuomet mielai įsideda į burną. Sumuštinį su kirminu sau kerta vyrutis. 2006 metais australų televizijos kanalas 60 minučių filmavo gentie filmą. Po poros dienų filmavimo prie jų priėjo genties atstovas ir pasakė, kad jo 6 metų sūnėnas laikomas raganiumi ir jam kyla pavojus būti suvalgytam kanibalu. Filmo komanda atsisakė padėti, tačiau po kurio laiko jie nusprendė vaiką išvežti iš vietovės. Indonezijos valdžia uždraudė jiems tai padaryti. Kol filmavimo komanda nespėjo vaikų išvežti, ji buvo išsiųsta iš džiunglių, į didmiestį sakant, kad turi problemų su vizomis. Yra šaltinių, kad gentis praktikuoja kanibalizmą iki šių dienų, tačiau antropologai įtarė, kad šeimos, kurios yra susidūrę su išoriniu pasauliu, to nebedaro. Anksčiau klanai konfliktavo tarpusavyje dėl vagysčių, žudynių ar piktųjų burtų. Kanibalizmo ritualas išsivystė kaip keršto forma ir bausmė piktiesiems šamanams. Apkaltinti žmonės būdavo nužudomi, kūno dalis padalėjamas visam klanui ir suvalgomas. Dabar vyrai atsakingi už šeimų saugumą ir stengiasi nekonfliktuoti, nes Indonezijos valdžia uždraudė
uždraudė kovoti, pasitelkiant smurtą, baimėdamasi, kad vėl gali prasidėti kanibalizmas. Vakare velnio pagalba paklausiau šeimininko, ar jis yra praktikavęs kanibalizmą. Šeimininkas atsakė, kad jis yra praktikavęs, tačiau jo vaikai to nedarė. Į platesnės kalbas nesileido ir neatsakė į mano klausimą, koks žmogaus skonis. Šį rytą tenka atsisveikinti su gentimi, padovanoju savo marškinėlius, mano rankose atsiduria kiaulių dantų karoliai. Palikau savo pėdsaką dabar šitą civilizacijai. Gal kažkada atvykę lietuviai ras. Man išeinant, gamta verkia, lyja. Aišku, verkia ir man ateinant. Laukia tas pats kelias atgal ir valanda laiko valtimi iki kito mažiau šlikštaus kaimelio nei Mabulas. Šis kaimelis savotiškai įdomus. Čia mokykla veikia ir yra lentų takelis. Nereikia klampoti per purvą. Greitai prieš sutemstant apeinu teritoriją ir matau, kaip suplaukia valtis į prieplauką. Grįžta į žvejybos tėvai su vaikais. Tie, kurie nieko nepagavo, parsitempia glėbus pagalių malkoms. Kiti žuvies, tuščius tinklus ar nušautų paukščių. Šiandien 7 valandas plaukiu atgal į Dekai miestelį. Pakeliui upėje sustojame prie senyvo amžiaus moters, jis sužvejojo ir pardavė mums 3 didelės žuvis vakarieniai. Apsimegojęs per tiek dienų pirmą kartą ant čiužinuko, kitą rytą susiduriu su nauja problema. Važiuojant į oro uostą, kelias pilnas žmonių, nuverstų medžių ir dega ugnis, nes vyksta riaušės. Visur daug kareivių ir policininkų. Man liepia atsistoti, kad kareiviai matytų, jog sunkvežimėje turistas. Tik tokiu atveju pavyks pravažiuoti. Prisipažinsiu, nėra didžiausias malonumas stovėti ant pjedestalo, kai šalia skraido pagaliai. Šiaip ne taip pareigūnai praskirstė kelią ir pavyko pravažiuoti. Tačiau nuvykus į oro uostą problemas nesibaigė. Nėra lėktuvo. Jis turėjo atskristi iš kito miestelio, tačiau sužinojus, kad čia riaušės, jis neatvyko. Už 3 valandų lėktuvas pasirodė. Ir aš sėkmingai sėdžiu lėktuve, žiūriu per langą ir skaičiuoju neišdildomus įspūdžius, kuriuos patyriau Kuravai gentyje. Nusileidęs sužinojau, kad prasidėjo rimti protestai ir riaušės visoje vakarų Papua saloje. Riaušininkai sudegino daug pastatų, tarp jų ir valdžios rūmus. Protestuotojai buvo nepatenkinti valdžia ir reikalavo Papua nepriklausomybės. Šalies vyriausybė po kelių dienų atjungė internetą ir nusiuntė kariuomenę į vakarų Papua miestelius. Pačiu laiku baigiau savo ekspediciją. Kanibalizmas, linčo teismai, riaušės. Papua įvardinčiau kaip Wild East, tai yra laukiniai rytai. Gerai, kad yra tokių kraštų. Čia dar sugrįšiu, nes liko daug neištyrinėtų genčių ir jų unikalių akmens amžiaus papročių. Apačioje video spauskite prenumeruoti arba subscribe, taip pat varpelį, kad gautumėte pranešimus apie naujausius kelionių video.